prisniga. Va, česnakiukai nuravėti, sutvarkyti, patrešti, pelenais trešiam. Nuostabus česnakai. Vieną lauką sutvarkėm, dabar eisim kitą. Va, kaip skiriasi, čia lietuviški šitose vagose, o čia jau itališki. Itališki jie prisitaikė geriau, klimatas kitoks. Ir jie sodinti yra kokį mėnesio laiką vėliau. Jie ten sausio 30, kada ten sodinau, o šitos jau vasarė, man atrodo. Va, kokie česnakai. Klimatas prisitaikęs prie savo klimatą ir iš karto. Žemė atrodo prasta. Bet auga tai labai gerai, nežinau čia, kaip nesodint anksčiau ar kas čia. Labai gerai auga, sakyčiau, prie molio tokia biški. Nu, bet jau augims tai nežmoniškas. Bulvės aug, viską varadau bulvių. Čia pernai buvo bulvės, egis blogai nukasi. Tai čia net nesodintas, kitas laukas yra, tai ten jau didelės, va, bulvytės kokias jau gali valgyti. O, visai nieko. Bulbiukai. Gal dabar didesnių, nežinau, ne visus čia išrovau, kelis, kur buvo tarp. Nu, labai gražias bulvytės. Labai gera veislė. Nu, auga česnakiukai, negali sakyti. Galėtų dar didesni būti, bet kotai riebus, labai riebus kotai. Man patinka, va, krūmai dideli. Labai jau tie kotai riebus gražus. Čia va įrodau, kur gražiausiai, tai tuos įrodau. Kur gražiausiai tuos įrodau. Čia kita veislė. Čia labai daug veislių prisodinės, aš bandymus darau. Anas laukas, ten kitas gerai, viskas liuksiškai. Tuos dvi vagas viena veislė. Čia tuos dvi kita veislė. Čia trečia. O ten jau itališki tie. Bet jie tokie matsnus, neįmanomai burną paimti jų. Vajetus, pamatytumėt kokią kokybę jų. Tiesiog neina į burną paimti. Į dešras dėti, tai ten įdedi porą skiltelių į mėsą. Nu, gražus labai. Kaip vandeniuką kaupė.